Sveiki visi. Su jumis vėl aš, kaip matot, nepavyko man iš tų žodžių. Aš įstrigau amžiams. Žodžiu, žmonės po metų ištrūksiu ir dabar biškį jums pristabdysiu vaizdą, kai jau aš grįšiu, ištrūksiu, tada ir pradėsiu. Kol kas pristabdau. Žmonės, sakiau jums 1 sekundę, tik užtrūks, tai va, jau 1 sekundę turbūt praėjo. Man visą beveik amžinybę. O, dar kaulų. Mes labai, iš tikrųjų nemeluosiu, gan yra blogoje vietoje atsiradom, bet čia yra bone meal, tai tas gerai. Bet iš tikrųjų nemeluosiu gerą vietą. Žodžiu, mes jau sarome. Aš ką tikis. Ar matomėte, kai nervuosi, nerana kaip grįžti, va, jis sugrįž dabar portalą išvarė. O aš bazį likau. Aha. Ir žinokit, čia pragarė labai pavojinga, mes atsiradome labai pavojingai vietoje. Ir man atrodo, jisai buvo radęs tą, kur gesą gali vandenį užauginti. Jo, ta gesto galvikė. Va, geso vaikelį. Į Edgarą panašų. Labai, kad aš jau pasiklydau. Bet žmonės, jei aš pradingsiu ten už tokių žodžių, kaip aš jau kaip į Edgarą panašų, tai kvieskit greitai, nes aš galiu būti negyvas jau. Nes jis maniakas yra. Ir man tai. Nu. Bandau sugrįžti atgal, gali būti, kad pasiklydau. Ui, ką padarysiu? Tai tu eik vien tik palei džiunglis, ne? Ne, aš nederiu pasiklydau. O, čia jau blogai. Jei būtum su tą modą jungęs su teleportu, tai tu galėtum vien tik telintis. Pas manęs, pavyzdžiui, arba mane tik telintai. Ką padarysiu? Nerūpi. Jau pasiklydau. Ką padarysiu? Bandau keliauti. Va, Maros iš čia gali būti, kad atėjau panaši vieta. Gali būti, kad sugrįšiu. 1, 2, 3. Ar man tarpa niekada sugrįšiu, ar... Va, Maros šitą mačiau kažkokį pagalį. Kas čia per būnai. Va, viskas ir man tai grįžau. Bet tu šiaip galėjai visokius blokus šįkart einant pasimk, ne, ir daryk iš jų kelią, kur eini, tu jo po bloką padėk ir taip galėsi atmintinai grįžti atgal palei tos blokus. Tai, žinau, bet aš tiesiog dabar tingėjau to daryti. Nes aš tik pagalvoju, tuoj netoli darysiu padarysiu, bet kad pasiklysti turėjau, tai nesitikėjau šitą. Pas manis gražiai gaunas dabar. Bazė. Grįžau. Ir man tak padarysiu tą kelį gerai, kito portalo. Ką padarysi? Ne tą kelią, bet aš tiesiog sudeginčiau į medžio, kad žinotum, kur eiti. Jo, gerai idėja. Va, eiti, dega mišką, čia tu žinai, čia biškiukas, tik miškas sudegsi nedaug. Biškiuką sudeginsi mišką dar. Vaikai, su ugnim negalima žaisti. Galima, neklausykite to seno Irmanto. Jis jau pagyvenę žmogų. Aš vieną su žiebtuvėliu beveik žaidžiu. Netikėkit jo, jisai net nežaidžia, jisai net neįperka žiebtuvėlių. Ja, ką? Dabar taip. Ir man, tai jei nori, žinok, kaip dabar medžio prisiskinę, žinok, gali būti labai kaip į lauką man patek, nes ten taigi siena toliau. Ja. Ir man tai tikėjai, ką žinok, gali būti, kad visos džiunglės sudegs. Ir tai tiesa. Ir man tai noriu vieno triuko.
Nu, Žiūrėk į viršų. Žiūri, jo. aš dabar rizikuoju visais savo dalykais. Aš water clutchą padarysiu. Verta daryt. Nežinau. Ai, ir tiksliai žmonės mūsų kurs. Palauk, aš einu į kitą kambarį persiu. Kas pasakyti? O kas? Kur man žinot? Po treniruotės eisim pabakti. Spės. Nu spės. Ne. Aš irgi nevažiuosiu. Ei. Nu, ei. Aha. Irma, Nu, man daryti tą dalyką, kur sakiau. jei nori kažką ten prisidėti, davai. Davai 3, bet aš į lavą savo daiktus įmesiu. Man mes tiesiai, Žinai- ne į lavą. Ne. Žinai ką, aš biškiukai iš aukščiau padarysiu. Agi, šitą vandenį palik, žinai, kodėl nes čia gali būti liftas. Mes galėsim leisti. Ne. Ir man tu supranti, ką aš darysiu, aš water clutchą. Žinai, kas water clutchas? Ne. Tai dalykas, kur tu su vandeniu nušoki ir ant paskutinės sekundės padedi vandenį ir nenumiršti. Gerai daryti man jį. Daryk. Viskas. Here goes nothing. Ir man tai žiūri. Jo. Ir rodai visiems žmonėms. Jo. 360 no scope. Matai? Agi. Aš mačiau Kas? kažkokį bloką, reikia šiandien, man atrodo, padėta, ne? Mhm. Ir tu gali, vandenį tada surinkti, ne, ir ką jam padaryti. Ir, lieka tie burbuliukai ir tau, man atrodo, nebiški demažų nenuėjama, kaip liftas gaunas. Davai tokį. Aš turiu labai daug baumylo. Davai tokį pabandom padaryti. Mhm. Palauk, ir man tai traukiusi. Mes turėsim. Žiūrėk, negriauk. Ir man tai čia bus mūsų vienintelis medelis. Besinaudotume medieną. Jų deimantinius dalykus turi, aš neturiu. Nesąžininga. Pala, man irgi reikia. Išsikas. Nukrito man vienas džekpotas. Man reikia dar saplingų. Saslingų. Jei gausiu saplingų, pasakyk. Tu tik nepadek ten nieko, nes matau, tu man atrodo tą žiebtuvėlę ar ką tokį laikai. Kad aš ten... Ir man tai tik neik į viršų, nes jei išeisi į viršų, ten nekreip dėmesio, kodėl biškiuką viršui ten labai gali būti tuščia. Kągi tu tos aplinkus gali panaudoti ir pasodinti dar daugiau medžių. Aš tik vieną gavau, ką tu nori. Traukis. Griauk, aš dar saplingų noriu. Žodžių nebėra. Vienas. Gaila. Pažiūrėk, tu inventorių turi saplingų. Turi. Turi? Jo, ąžuolą. Nesvarbu, pasodink ant to krašto. Bet ne arti viens kito, pasodink. Nieko prieš, kad padekorinsiu savo namą, žiūrėk. Aš va čia pasodinsiu. Gerai, sodink. Žiūrėk, ir gražiai atrodys. Mūsų abiejų namai bus taip papuošti. Ui, kaip gėtai atrodo. Pavėsi turime. Šitas neauga. Šitas jau brokuotas iš karmatos. Šitas gal čia užaugs. Va. O? Nu, jei ir man tai gausiu saplingų, padėk, aš jos užauginsiu. Ok. Ai, Irma, aš nebegaliu žiūrėti, aš varysiu į Akropolį. Oje. Davai, ate. Ate. Ate.
Ei, viskas einu. Į parduotuvę. Einu, nežinau, nu, pasakyti. Žmonės mato, koks gyvenimas. Man nepavyzdžiui. Nu, dar Irmantas yra kalbė. Nu, čia Irmantas, tai čia ponas yra Irmantas. Žmonės mato, Vat, Irmantai, kaip vadovau, apie tavo šneka. Mama, pasakyk kažką, Irmantai. Пошла tu на. Gerai, Irmantai. Давай. Давай поговорим вдвоем. На ужин питаем полено. Žmonės žodžiu. Čia kaput вообще buvo. Bet nieko tokio. Aš čiūju skrynę pasidaryti, žmonės sako. Aš nu, per kompą nelabai esu kada kraktinęs kažką. Pabandysiu. Tai va, žmonės. Nueinam. Laivas čia galiu pasidaryti, kam tas laivas. Čia gali būti, kad liksim gyventi. Žmonės, ant šitą, tiek laiko užteks.